Noriu pasidalyti įrašu, kaip gaminu balandėlius. O kokie gražus balandėliai, šviežio kopūsto reikės. Svarbiausia įdaras balandėlių. Čia jeigu gerai mato, tai matosi laukiniai ryžiai, saulėgrąžos, išmirkytos per naktį, lęšiai mirkyti irgi per naktį, moliūgas. Viską dedu į blenderį ir sublenderiuoju. Ryžius laukinius išvertu, viską sumaišau, dar pakepu morkas su krapais, su laukiniu česnaku, miškiniu. Va paruoštas įdaras, kurį dėsiu į kopūsto lapą, susuksiu ir valgysiu skanius balandėlius. Skanaus.